Džaris Matušy čia pamato įkertantį Ovidijų Verbicką. Šio perdavimas Salčinovičiui ir puikus smūgis reaguoja. Riterių gynyba. Nu, ten fantastiškai sužaidė tiek su Jarusevičium, kombinuoja kairiajame atakos krašte. Jarusevičius ir toliau su kamuoliu. Jo perdavimas Hadži, Hadži smūgiai į vartus. Tai smūgis prie vienų vartų, tai prie kitų. Dabar jau Žalgiris visiškai baudos aikštelėje. Tavariso smūgis, Gustas. Ir gynė. Ilovičius atliko perdavimą, bet komandos draugas nekirto į tą zoną, į kurią perdavimas buvo atliktas. O čia pavojinga situacija, ar nebuvo nuošalės, Švilpukas tyli, reiškia nebuvo. Ir kaip drąsiai ir kaip užtikrintai čia su Žalgirį. Jis buvo žengęs į aikštę po keitimo ir tai buvo vienintelis pasirodymas šiemet. O čia pavojinga situacija, smūgis. Esu nepatenkintas dėl to, nes įsitikinęs, jog teisėjas šoninis turėjo fiksuoti. Nori patirties, panevėžiečiai 2 kartus žaidė finale. O čia pavojinga ataka, Riagneris Smitas smūgiuoja, bet smūgį atremia Artiomas Šankinas. Leo Ribeiro, bet čia labai gražiai mažame plote žaidžia senelė Popesku su Kojičiu. Yra galimybė smūgiuoti, puikus smūgis, puikus ir Artiomas Šankinas. Ir štai čia vienu lietimu kelties viduriu Antanavičius atlieka šį smūgį, žema trajektorija, vieną labai gražų kamuolį Šarkauskas. Nieko nelaukdamas siunčia kamuolį į priekį, čia nepataiko į kamuolį Riterių ekipos žaidėjas, smūgis į vartus ir Abdelis Kaderas. Pirmajame kėlinyje į Riterių vartus, bet visgi rezultatas ir toliau lieka 2-2. Pavyko jam šioje situacijoje įveikti Artiomą Šankiną, bet visgi kamuolio išsaugojimą. Čia perdavimas ir kaip nedėkingai slysteli Riterių žaidėjas. Ir labai arti trečio įvarčio buvo Sūduvos ekipa. Na tikrai labai geros progos šioje situacijoje neišnaudoja Sūduva. Ten labai nelaikų slysteli ir Riterių ekipos žaidėjas Hakansonas. Ir gerą labai progą turėjo Franklinas Tangery. Vienas prieš vartus. Mato Ramanausko ir tikrai gerokai pavojingesnis Artiomas Šankinas pirštų galais liečia. Bandymai aštrinti situaciją, patikrinta Šankinas. Aukštai kyla 17-metis vartininkas.